Sveiki gerbėmieji skaitytojai, šiame nedidelėme video mes pakalbėsime apie tai, kaip yra prekiaujami kontrtrendiniai pinbarai. Tuo atveju, kai labai norisi. Nes apskritai prekiauti prieš trendą, kaip žinome, yra ne pati geriausia idėja, tačiau nežiūrint to, mes pakalbėsime apie tai, kaip jeigu jau tai daryti teisingai. Pradėti norėtųsi nuo to, kad pinbaras prieš trendą tai yra labai emocionalus modelis. Štai įsivaizduokite, vyksta kažkoks trendas į viršų, viskas labai aišku, gražu, ryšku, auga gražiai, galbūt pas jūs yra atidaryta kažkokia pozicija, galbūt nėra, nesvarbu. Ir štai iš niekur nieko atsiranda sekanti žvakė, kuri vadinasi pinbaras. Nedidelė žvakė su ilga uodega. Formuojasi štai toks pinbaras ir kokia čia tokių momentų pas traderį naujoką arba net ir pas patyrusį traderį atsiranda emocinė reakcija. Atrodo, viskas, trendas į viršų baigėsi, reikia sandorį uždarinėti, arba jeigu pas jūs nebuvo pirkimo pozicijos, tai atsiranda noras atsidaryti pardavimo sandorį. Atrodo, viskas, trendas baigėsi, dabar prasidės žaidėjų išmetinėjimai. Bet kas dažniausiai vėliau seka? Po to trendas savo labai ramiai gali tęsti judėjimą į viršų. Tai yra, kaina tiesiog suvilios tuos žaidėjus, kurie norėjo atsidaryti pardavimus ir tiesiog tęs judėjimą pagal trendą dar labai ir labai ilgai ir išmesti bus tie, kurie norėjo pasipelnyti iš galimo meškų judėjimo. Tačiau taip pat gali būti ir variantas, kad kaina iš tikrųjų apsisuks ir formuosis meškų žvakė ir iš tikrųjų atsiras kažkoks judėjimas žemyn. Gali tai būti ir ne trendo apsisukimas, bent jau korekcija. Tai štai, kaipgi atpažinti tą patį barą, tą modelį, kada jis taps apsisukimo baru, o kada ne. Tai yra, kaip prekiauti pinbarą prieš trendą. Juk tokie modeliai taip ir vilioja traderius atidaryti sandorį. Grįžkime šiek tiek atgal. Štai pas mus atsirado pinbaras. Iki to pas mus buvo ryškus judėjimas į viršų. Atsirado pinbaras. Ką mes darome? Visų pirma, mes žiūrime, ar buvo pasipriešinimas šiam pinbarui. Tai yra, ar grafikė štai šioje vietoje buvo pasipriešinimo lygis. Bet paprastai kontrtrendinių pinbaro atveju tokių lygių būna labai retai, tačiau jeigu lygis iš tikrųjų yra, tai mums yra papildomas patvirtinimas, bet ne esminė sąlyga signalui. Šiame pavyzdėje manysime, kad jokio pasipriešinimo lygio nėra. Ir kągi mums daryti? Daryti mums nieko nereikia, mes tiesiog laukiame. Laukiame sekančios žvakės. Tai yra, kaip įprastai mes neišstatome orderio ant pinbaro pabaigos, štai kaip šiuo atveju, o laukiame sekančios žvakės. Ir jeigu sekanti žvakė pas mus yra pagal trendą, štai maždaug tokia, arba ten kažkas kito neaiškaus, mes tokį signalą praleidžiame ir tokio pinbaro neprekiaujame. O jeigu sekanti žvakė pas mus yra irgi prieš trendą ir tuo pačiu metu ji turi santykinai didelį jėgą, tai yra jos high ir low taškai, tai yra uodegos, yra arčiau kūno, tai yra paprastai sakant nedidelės žvakės uodegos, tokiu atveju mes galime pasakyti, kad žvakė yra gana stipri. Taigi buvo trendas į viršų, vėliau atsirado pinbaras ir po pinbaro sekė stipri kontrtrendinė žvakė. Žvakė yra pakankamai didelė savo kūnu ir mažomis uodegomis, tai tada tokiu atveju mes galime atidaryti sandorį prieš trendą. Tai yra,
Mes ieškome pin barų, vėliau laukiame patvirtinimų, kad jis mums atidirbs. Kaipgi mes įeisime į rinką? Mes prekiausime atidėtais orderiais, šiuo atveju pas mus bus sell stop, tai yra kiek žemiau patvirtinančios žvakės, mes ir statysime atidėtą orderį pardavimui. Jeigu kaina tęs judėjimą žemiau, atidėtas orderis aktyvuosis, o jeigu netęs, orderis nesuveiks ir mes jį panaikinsime. O kur mes statysime stopą? Stop loss orderį mes statysime už pin baro uodegos, štai šioje vietoje. Ir šiuo atveju niuansas yra tas, kad stopas bus gana toli, galbūt kai kam tai pasirodys per daug toli. Tačiau jeigu jūs renkatės prekybą prieš trendą, tai toks būdas jau pats iš savęs yra ne pats saugiausias, todėl toks yra logiškas didesnis stopo dydis. Na, o take profitas jau yra nustatomas standartiniais metodais, tai gali būti arba stopas padaugintas iš 2, arba kažkoks artimiausias palaikymo pasipriešinimo lygis, arba gali būti trailingas, arba dar kažkoks kitas metodas, kuris jums yra prie širdies. Čia kažkokių ypatingų taisyklių nėra. Stopą mes statome už pin baro uodegos, o atidėtą orderį išstatome žemiau patvirtinančios žvakės. Apskritai reikia pasakyti, kad šis modelis pin barai prieš trendą atėjo iš biržų rinkos, Forexe jis taikomas ne taip dažnai ir ne visi apie jį žino. Kas yra įdomu, statistiškai šis modelis turi gerą atidirbimo koeficientą, nežiūrinti tai, kad yra įėjimas atrodo pavėluotas. Kai atrodo, kad jau viskas vėlu užeidinėti, bet nežiūrint to, modelis atidirba labai ir labai gerai. Na ir pasižiūrėkime pavyzdį, kur mes pamatysime, kam mums reikalingas patvirtinimas. Štai plika akimi matome krintantį trendą žemyn, pas mus svaro dolerio grafikas, H4 laiko intervalas ir kaina juda žemyn, žemyn, žemyn ir štai atsiranda pin baras, štai šis, prieš trendą. Ir čia, kai dešinės grafiko pusės mes nematome, galime pagalvoti, kad krintantis trendas jau išsikvėpė, jis buvo gana ilgas ir reikia uždaryti pardavimo poziciją ir galbūt atidaryti pirkimo. Ir štai sekanti žvakė pas mus. Dar vienas pin baras su ilgom uodegom, tai yra jokio patvirtinimo čia nėra ir po jo seka dar ir meškų žvakė ir atitinkamai šio modelio mes nebūtume prekiavę ir tai būtume apsaugoję save nuo nuostolingų punktų ir krūvos nervų ir laiko. Va štai čia matome pavyzdį, kam mums reikalingas patvirtinimas prekiaujant pin barą prieš trendą. Rezultate matome judėjimas žemyn tęsiasi ir toliau. Na, o štai čia jau klasikinis pavyzdys, būtent mūsų pilnaverčio modelio. Kaina štai su tokiomis korekcijomis kyla į viršų, toks globaliai kylantis trendas su didelėmis korekcijomis ir štai čia, štai šioje vietoje atsiranda pin baras. Pin baras prieš trendą ir vėliau seka didžiulė, bet tuo pačiu stipri meškų žvakė, štai ši. Ir ką mes darome? Mes šiuo atveju galime įeiti į rinką. Be abejo, morališkai mums bus nelengva, kadangi stopas yra atidarytas orderis bus išstatomas štai šioje vietoje, o stopas maždaug už pin baro uodegos 160 punktų būtų stopo dydis. Tačiau, nežiūrint to, matome, viskas atidirbo. Nežiūrint to, kad jau atrodytų toks nueitas kelias, atitolino kainą nuo stopo. Matome, judėjimas atidirbo praktiškai su kaupu. Na ir taip pat dar galima pasakyti, kad kaip papildomas patvirtinantis signalas buvo tai, kad štai šioje vietoje mūsų pin baras turėjo atramą
štai šis pasipriešinimo lygis čia buvo, todėl tai sustiprino mūsų signalą. Štai dar vienas pavyzdys. Žvakė, kurią pritemptai galima pavadinti pinbaru, ir po jos sekė stipri meškų žvakė žemyn. Čia šiuo atveju, jeigu mes būtume įėję, būtume uždirbę labai daug punktų. Įskaitant tai, kad judėjimas atrodytų pavėluotas, štai šioje vietoje būtų išstatytas mūsų sell stop orderis ir stopas pas mus būtų aukščiau pinbaro uodegos. Na, o čia atkreipkite dėmesį, buvo pinbarai, tarkime štai šis pinbaras ir sekanti žvakė bulių. Tokį signalą mes praleidžiame. Na, analogiškai štai čia pinbaras, toliau žvakė neaiški ir signalą praleidžiame ir taip išvengiame nuostolių. Dar vienas pavyzdys, stiprus trendas žemyn. Toliau atsirado pinbaras ir po jo sekė didelė bulių žvakė. Na ir čia nors šios žvakės uodega ir ilgoka, bet pati žvakė yra didelė, kūnas didelis. Todėl čia taip pat galima buvo užeiti į tokį sandorį. Taigi pinbaras prieš trendą, patvirtinanti žvakę ir toliau jau pagal pageidavimą lydime poziciją. Kaip matome, rezultate galima paimti štai tokius didelius judėjimus. Be abejo, prekiaujant pagal šį modelį bus ir suveikiantys stopai. Nors modelis turi aukštą pelningumo procentą, bet savaime aišku, kad ne visada. Štai pas mus atsirado pinbaras, buvo meškų trendas žemyn, atsirado pinbaras, yra patvirtinanti žvakė, jie aišku nėra labai didelė, na bet uodegos mažos, iš principo šį signalą galima būtų paimti. Bet kaip matome vėliau, į mūsų sandorį būtų išmušę pagal stopą, kadangi trendas tęsia judėjimą žemyn. Peržiūrint grafikus yra šimtai pavyzdžių, kai mes matome pinbarą prieš trendą, tarkime, štai šioje vietoje, o paskui kažkokią neaiškę žvakę, štai tipo tokią. Ir tai mums eilinį kartą įrodo tą faktą, kad mums reikalingas patvirtinimas. Patvirtinimas pinbarui prieš trendą. Ir verta taip pat atkreipti dėmesį, kad kontrtrendinis pinbaras nebūtinai duos jums kažkokį didelį judėjimą. Pilnai gali būti ir nedidelė korekcija. Štai tarkime šioje vietoje mažas pinbaras, maža patvirtinanti žvakė, neįtin didelė, bet ji yra bulių ir atitinkamai judėjimas į viršų buvo, bet nedidelis. Štai matome iki prieš tai buvusio pasipriešinimo lygio kaina susikoregavo ir paskui pratęsė judėjimą žemyn. Tai yra, pinbaras prieš trendą ne visada yra patvirtinantis ženklas to, kad dabar trendas apsisuks iš esmės. Gali būti, kad tai bus tiesiog korekcija. Mes pažiūrėjome valiutų porą svaras doleris, dabar imkime ir pasižiūrėkime dolerį jeną. Štai puikus pavyzdys, dvigubas pinbaras prieš trendą, 1, 2 ir atitinkamai mes matome patvirtinančią žvakę, graži bulių žvakė žemyn ir čia mes galime išstatyti atidėtą orderį pardavimui ir matome korekciją iki prieš tai buvusio palaikymo lygio, štai šioje vietoje. Na, visai neblogas signalas, turint omeny nedidelį stopą. Štai dar vienas pavyzdys, pinbaras štai šioje vietoje, toliau seka stipri bulių žvakė kaip patvirtinimas, kaina šiek tiek patrypčioje vietoje, o paskui labai ilgai judėjo į viršų. Na, iš principo reikia pasakyti, kad tokį pinbaro patvirtinimą galima naudoti ir prekiaujant pinbarus pagal trendą. Jeigu jums, tarkime, tai daugiau patinka, atrodo labiau saugu, tai visai galima daryti. Štai, tarkime, nedidelis pinbaras korekcijoje pagal trendą, dvigubas pinbaras 1, 2 ir vėliau seka stipri žvakė
žemyn, štai šiai. Ir atitinkamai štai šioje vietoje galima buvo užeiti ir kažkokį judėjimą paimti pagal trendą. Na, be abejo, grafikuose bus pavyzdžių, kai atsiranda pinbaras prieš trendą, tačiau jokio aiškaus patvirtinimo nėra. Štai pinbaras, vėliau seka kažkokios neaiškios žvakelės ir rezultate kaina vis tiek stipriai apsisuko. Na, tokie reiškiniai taip pat yra normalu. Apskritai šiuo atveju reikia pasakyti, neseniai man buvo atsiuntę klausimą apie praleistas galimybės, tai yra kaip savęs nekaltinti už tai, kad tavęs nebuvo prie ekrano, kai tuo momentu buvo gera proga atidaryti sandorį, arba tiesiog nebuvo atidarytas orderis, nors signalas, kaip vėliau paaiškėjo, buvo geras. Tai sprendimas yra labai paprastas. Atsiminkite, kad praleisdami pelningus sandorius, jūs tuo pačiu praleidžiate ir nuostolingus, išvengiate ir nuostolingų. Ir būtent tuo metu jūs negalite žinoti iš anksto, koks bus tas praleistas sandoris, pelningas ar nuostolingas. Todėl niekada nebijokite praleisti ne tik sandorių, bet ir prekybos dienų. Tai yra normalus dalykas. Na, štai dar vienas pavyzdys, trendas į viršų, vėliau atsiranda pinbaras prieš trendą ir seka labai stipri patvirtinanti žvakę žemyn. Kaina kiek patrypčioje vietoj ir vėliau, tačiau iki stopo nenuėjo ir rezultate sekė didelis judėjimas žemyn. Kągi, manau, tapo aišku, kaip teisingai prekiauti pinbarus prieš trendą. Mums reikalingas ryškus trendas į kažkurią pusę, vėliau pinbaras prieš trendą ir vėliau patvirtinanti priešingą judėjimą stipri žvakė. Ir tik po to mes įeiname į rinką. Stopą statome už pinbaro uodegos ir išstatome atidėtą orderį žemiau arba aukščiau patvirtinančios žvakės. Šis modelis yra su labai aukštu pelningumo lygiu, statistiškai atidirba daugiau nei 80%. Šis modelis, nežiūrint to, kad stopai vis tiek bus. Todėl, jeigu jums labai norisi užeiti pagal pinbarą prieš trendą, visada sulaukite patvirtinančios žvakės. Patvirtinanti žvakė yra, užeiti galima. Patvirtinančios žvakės nėra, sandorio netidarinėjame. Viskas labai paprasta. Kągi, tam kartui tiek, su jumis buvo Mykolas, specialiai puslapiui spekuliantas.com. Dėkoju už dėmesį ir viso geriausio.